Sveiki, kas žiūrite šią transliaciją arba žiūrėsite šį įrašą. Šios mūsų labai lengvos tokios treniruotės tema yra prasitempimas, prasijudinimas panaudojant kėdę. Kadangi dabar gyvename tokiame laikotarpyje, kai dauguma darbų, kuriuos, aišku, įmanoma atlikti, yra atliekami nuotoliniu būdu. Daug labai biuro darbuotojų lieka namuose, daug žmonių dirba prie savo rašomųjų stalų namie ir mokiniai namie darbuojasi. Netgi jeigu, sakykime, ir pasibaigus tam laikotarpiui, karantininiam, jeigu jūs dirbate sėdimą darbą ir sėdite ant kėdės, bendradarbiaujate su kėdė daug laiko, jums irgi verta pasižiūrėti šitą įrašą ir papraktikuoti šitos pratimus tam, kad galėtumėte prasitempti, išsijudinti ir geriau jaustis darbo metu. Galite tokiu būdu pasidaryti tokią pertraukėlę ir pasijausti tiesiog geriau, judriau, paslankiau šitų pratimų pagalba. Na, lyg tai gerai transliuojama. Tai ką, mums šitiems pratimams atlikti bus reikalinga kėdė. Aš turiu kėdę. Ant kėdės atsisėdus labai patogu yra atlikti pratimus pavargusiam sprandui, atpalaiduoti, atgaivinti. Tai mes dabar juos ir padarysime. Sunerkite rankų pirštus, patogiai atsiremkite į kėdės atlošą, sunerkite rankų pirštus už galvos ir rankomis stumkite galvą pirmyn ir žemyn. Taip, kad smakras atsiremtų į kaklo duobutę. Ir kurį laiką palaikykite. Kvėpavimo nesulaikome, kvėpuojame. Aš pasisuksiu šonu, kad pamatytumėt, kaip tai atrodo. Nugara turi būti tiesi. Ir būtent kėdės atlošas mums padeda išlaikyti taisyklingą nugaros padėtį. Pakeliam galvą. Kitas pratimas. Ištempsime kaklą. Suimam rankų pirštais nykščiais po smakru, kitais pirštais už pakaušio. Ir va taip už kaukolės apačios suimam ir ištempiam kaklą, tarsi norėtume pakelti galvą. Taip, tarsi norėtume save už galvos pakelti. Ir va šitaip ištempę kaklą palaikome, kvėpavimo nesulaikome. Kiekvieną pratimą, kurį aš šiandien jums pademonstruosiu, galima daryti iki 2 minučių. Kiekvieno pratimo atlikimas gali trukti iki 2 minučių. Tai priklausomai nuo to, kiek jūs turite laiko, tiek laiko ir pabūkite kiekviename pratime, kiekvienoje pozicijoje. Patempsime šiek tiek kaklo šonus. Viena ranka patogiai ant šlaunies, kita ranka šiek tiek palenkiam galvą į šoną, jaučiame, kaip tempia kaklą ir dar priešingą petį stumiam žemyn. Tokiu būdu sustiprinam tempimą kaklo šoninės pusės. Visą laiką laisvai ramiai kvėpuojam per nosį. Sugrįžtame, lėtai, neskubam, be staigių judesių, lygiai taip pat atliekam į kitą pusę. Šiek tiek ranka paspaudžiam galvą į šoną, o priešingą petį pastumėm žemyn ir palaikome, laisvai, ramiai kvėpuodami per nosį.
Vėlgi patogiai sėdėdami ant kėdės, kojos turi būti, jeigu kėdė yra patogi, iš tikrųjų tinkanti mūsų ūgiui, kojos turi būti stačiu kampu sulenktos ir pėdas mes pastatom į klubų plotį, nesuglaudžiam kojų. Tokia sėdimoji padėtis yra stabili, lygiai taip pat kaip ir stovimo padėtis yra stabili, kada stovime kojomis pečių plotyje. Vėlgi patogiai atsiremiam į kėdės atlošą ir atpalaiduojame kaklą, laisvai nuleidžiame galvą pirmin, žemyn. Jaučiame, kaip tempia sprandą, kaip tempimo pojūtis nueina visus stuburų žemyn. Iki pat nugaros apačios. Lėtai, po truputį pakeliam galvą, galime ją šiek tiek papurtyti ir pakeliam pečius, patraukiam juos atgal, nuleidžiam žemyn ir švelniai, labai atsargiai iš lėto atlošiam galvą atgal. Ir kurį laiką pabūnam atlošę galvą, bet labai atsargiai. Laisvai kvėpuojame per nosį. Ir sugrįžtame. Dabar pasukam galvą į vieną šoną ir vėl užfiksuojame padėtį. Kvėpavimo nesulaikome, laisvai kvėpuojame per nosį. Lėtai sugrįžtame, lygiai taip pat pasukam galvą į kitą šoną. Ir vėl lėtai sugrįžtame. Sėdint ant kėdės, aš pasisuksiu šonu, kad geriau matytųsi. Kojų padėtis išlieka ta pati, kojos klubų plotyje, pėdos lygiagrečiai. Įkvepiam ir pakeliam šonkaulius į viršų ir iškvėpimo metu guldome pilvą ant šlaunų, tarp šlaunų. Nuleidžiame rankas ir po truputį iš lėto nuleidžiame galvą. Visiškai atpalaiduojam kaklą, pečius ir rankas. Pažastis užsideda ant kelio, taip, viena ir kita. Tarsi savo viršutinę kūno dalį mes lyg užmovėm ant kojų. Ir atpalaiduojame kaklą, pečius, rankas. Stebėkite savo pojūčius galvos srityje, jums neturi trinkčioti smilkiniuose, neturi spausti galvos, neturi spaudimo akise būti. Kas nešiojate akinukus, žinot, kad turite padidėjusią akispūdį arba turit padidėjusią kraujospūdį, šito pratimo ilgai neatlikit, nebūkite ilgai šitoje padėtyje. Labai trumpai ir po truputėlį sugrįžkite. Kas tokių neturite situacijų, tai galite šiek tiek ilgiau pabūti. Nuleidę galvą žemyn. Labai svarbu atpalaiduoti kiek įmanoma pečius, kaklą, rankas. Labai malonus nugaros ištempimo, kaklo, pečių, rankų atpalaidavimo pratimas, pasinaudojant savo biuro arba namų kėdę. Laisvai kvėpuojame per nosį. Sugrįžimui į pradinę padėtį mes pasiremiam delnais į šlaunis, galvą laikome nuleistą ir už apvalintą nugarą po truputį kylame. Ir po truputėlį tiesinam nugarą. Ištiesinam juosmeninę nugaros dalį, tada atsitiesia pečiai.
Tada po truputį pakyla galva. Ir šiek tiek papurtam galvą. Pasėdim, kad atsistatytų, vėl susireguliuotų kraujotaka. Atliksime stuburo susukimo pratimus, vėlgi pasinaudojant kėdę. Priklausomai nuo to, kokio aukščio yra jūsų kėdės atlošas, bus rankų, sakykime, rankos įsikips atitinkamai atlošo aukščio. Jeigu atlošas žemesnis, tai rankos įsikips žemiau už atlošo. Jeigu atlošas, kaip mano atveju, yra aukštesnis, tai truputėlį šiek tiek kitokia bus rankų padėtis, kada mes susuksime stuburą. Pradinė padėtis ta pati, sėdime tiesiai, kojos klubų plotyje, keliame rankas į viršų, įkvepiam, pasitempiam ir su iškvėpimu pasisukam į vieną šoną ir, kaip sakiau, priklausomai nuo kėdės atlošo įsikimbam į kėdę, pasukam galvą, aš galiu ir visiškai patraukti už kėdės atlošo vieną ranką, atsiprašau. Galima ranką palikti viršuje, galima ją vieną nuleisti, taip, kita ranka įsikibus į kėdės atlošą. Ir toks lengvas, švelnus stuburo susukimas, pasukant ir galvą, užfiksuojant padėtį, kartoju, kiekviename pratime, kiekvienoje padėtyje galima pabūti iki 2 minučių, laisvai kvėpuojant per nosį. Kvėpavimas lygus, ramus. Nesukelkite pečių šito pratimo metu, nebent viena ranka bus kažkur tai aukščiau atremta į kėdės atlošą, tada natūraliai ir petys bus aukščiau. Po truputį iš lėto atsargiai sugrįžkite iš stuburo susukimo ir sulenkę rankas per alkūnes truputį pasisukit į kitą šoną, lyg norėtumėt atstatyti savo liemens tokią pradinę padėtį. Lygiai taip pat pasisuksime į kitą pusę. Iš pradžių pasitempiam viršų, įkvepiam ir su iškvėpimu sukamės į kitą pusę ir priklausomai nuo kėdės atlošo aukščio įsikimbame į jį rankomis. Užfiksuojam padėtį ir pabūnam. Pabūnam, pakvėpuojam. Ir atsargiai įkvepiam ir atsargiai iškvėpimo metu sulenkiam rankas per alkūnes, lėtai sugrįžtame ir šiek tiek pasisukinėjam kitą pusę, atstatome savo pradinę kūno padėtį. Kitas pratimas bus pečių priekinės juostos atverimas, taip, ištempimas, menčių suvedimas, žodžiu, toks laikysenos pagerinimo pratimas, naudojant kėdę. Pradinė padėtis ta pati, mes sėdime kojomis klubų plotyje, pėdos lygiagrečiai, pakeliam, truputėlį atsitraukiam nuo kėdės atlošo, pakeliam rankas į viršų, įkvepiam ir iškvėpimo metu nuleidžiame rankas šiek tiek už nugaros ir įsikimbame vėlgi už kėdės. Ar sėdimosios dalies, ar už kėdės atlošo, priklausomai nuo to, kokio modelio yra jūsų kėdė. Ir šiek tiek pasvyrame į priekį. Turime jausti, kad suvedėm mentis, kad atvėrėme pečius priekyje. Vėl pilvą leidžiam ant šlaunų. Nesukeliam pečių, pečius leidžiame žemyn. Ir pabūname, pakvėpuojame.
nusistatyti laiko tarpą, kiek laiko jūs išbūnate vienoje kūno padėtyje, yra savo įkvėpimų ir iškvėpimų skaičiavimas. Vienas ciklas yra vienas įkvėpimas ir iškvėpimas. Tai pavyzdžiui, galima savo nuspręsti, kad kiekvienoje padėtyje aš pabūsiu 20 kvėpavimo ciklų, 20 įkvėpimų ir iškvėpimų. Tai irgi toks būdas sudėlioti savo treniruotę ir tam tikrą laiką nusistatyti, kiek laiko atliksite kiekvieną pratimą. Jeigu, sakykime, nesinori dairytis į laikrodį ir žiūrėti, ar aš čia jau pabuvau kokią minutę ar nepabuvau minutės tam tikroje padėtyje. Gerai, pradinė padėtis vėl ta pati, kojos pilvų plotyje, pėdos lygiai grečiai, keliame vieną ranką į viršų, iškeliam petį, įkvepiam, su iškvėpimu kitą petį leidžiame žemyn, galime įsikibti į kėdę, nuleistąją ranką, pakeltąją ranką sulenkiam per alkūnę ir dar šiek tiek pasvyrame į šoną, pasukam galvą ir žvilgsnį nukreipiam į viršų. Jaučiame, kaip ištempia, kaip yra ištemptas vienas liemens šonas. Tas šonas, kuri ranka yra pakelta. Kvėpavimo nesulaikome, kvėpuojame ir tempiame vieną liemens šoną. Pakeliam ranką, dar kartu petį iškeliam, įkvepiam ir iškvėpimo metu leidžiame ranką, papurtam ją. Atveriam pečius, vėl nuleidžiam pečius atgal ir lygiai taip pat padarysim kitą pusę. Atliksime tokį pat pratimą. Iškeliam ranką, iškeliam petį, įkvepiam, su iškvėpimu priešingą petį nuleidžiame žemyn, įsikimbam į kėdę, sulenkiam rankytę, viršutinę, svyram į šoną, pasukam galvą ir žvilgsnį nukreipiam į lubas ar į dangų, priklausomai nuo to, kur yra jūsų biuras. Kieme ar kažkur patalpoj. Kvėpavimo nesulaikome, kvėpuojame per nosį laisvai. Jaučiame, kaip tempiasi kitas liemens šonas. Ranką vėl ištiesiama į viršų, įkvepiam, su iškvėpimu nuleidžiam ranką ir papurtam ją. Taigi, švelniai pratempiam sprandą, atvėrėme priekinę pečių juostos dalį, švelniai ištempiam nugarą, atpalaidavome pečius, kaklą ir visą tai atlikom per 10 minučių. Dabar atsistosime ir dar keletą pratimų atliksime stovimoje padėtyje, irgi pasinaudodami kėdę. Priklausomai vėlgi nuo to, ar yra aukštas jūsų kėdės atlošas, pratimas bus lengvesnis arba šiek tiek stipresnis, toks labiau paveikus, labiau jaučiamas. Kuo aukštesnis atlošas, tuo švelnesnis yra pratimo variantas. Šio pratimo metu mes ištempsime visą nugarinę kūno pusę, tiesiog atsitiesime, pasijausime daug geriau po įvairiausių sėdimų darbinių padėčių. Atlikę šitą pratimą. Pasiremiam rankomis į kėdės atlošą. Atsistojame truputėlį toliau nuo kėdės, kojos pečių plotyje. Ir tiesiomis kojomis lenkiamės, leidžiame galvą tarp rankų. Nesikūprinam, tiesi nugara, nelenkiam rankų per alkūnes. Ir tokioje padėtyje pabūname vėlgi. Iki 2 minučių gali pabūti. Arba ten, sakykime, susigalvotą skaičių kvėpavimo ciklų. Aš parodysiu kitą variantą. Pakylam, papurtom galvą, galima lygiai taip pat pasiremti į sėdimąją kėdės dalį ir tokiu būdu pastiprinti pratimą. Ir
pakeisti pasilenkimo kampą. Visa kita nesikeičia. Kojas stengiamės išlaikyti tiesias. Rankos irgi tiesios, galvą nuleidžiam tarp rankų. Pasirinkite savo tinkamą pasilenkimo kampą, kuris jums nebūtų sunkiai įgyvendinamas ir kurį atliekant jūs jaustumėt, kad tikrai tempia pakinklius, liemens šonus, rankas. Laisvai, ramiai kvėpuojame per nosį. Po truputį sugrįžtame. Pakylam ir vėl šiek tiek papurtom galvą, jeigu buvo žemesnė pasilenkimo padėtis. Pasiremiam rankomis į kėdę. Pradinėje padėtyje mes stovime kojomis pečių plotyje ir pėdos sustatytos lygiagrečiai. Žengėme žingsnį atgal vieną koją. Aš dar atsisuksiu, parodysiu, atkreipkite dėmesį, nesustatykite kojų į vieną liniją. Išlaikykite pečių plotį tarp kojų ir kai patraukit vieną koją atgal. Nesustatome vieną liniją, vis tiek lieka pečių pločio atstumas. Pradinė padėtis ir žengėme žingsnį vieną koją atgal. Priekinę koją sulenkiam per kelį, koja kuri už nugaros, turi likti tiesi ir kulnas turi būti pilnai nuleistas ant grindų. Vadinasi, žingsnio ilgį pasireguliuojame pagal tai, kokiame žingsnyje, kokio ilgio žingsnyje mes galime kulną nuleisti pilnai ant grindų. Pabrukam uodegikaulį po savimi, neišriečiam nugaros ir šiek tiek pratempiam kojytes tokiu būdu. Visą laiką laisvai kvėpuojam be nosį. Sugrįžtame, lygiai tą patį padarom kitą koją, žengiam žingsnį atgal, pilnai nuleidžiame kulną, o priekinę koją sulenkiam per kelį. Sugrįžtame į pradinę padėtį. Dabar pasiremsime vieną ranką į kėdės atlošą ir atsistosime ant vienos kojos. Kitą koją sulenksime per kelį, paimsime už pėdos, kulną pristumsime prie dubens. Atkreipkite dėmesį, kad sulenktosios kojos šlaunies mes neišstumėm į priekį. Taip. Ta pati kryptis tiek tiesiosios kojos, tiek sulenktosios. Truputį pabrukam uodegikaulį po savimi ir tokiu būdu mes pratempiam šlaunies priekinę dalį, klubinius juosmens raumenis švelniai patempiam. Jie irgi būna sutrumpėję, kai mes ilgai sėdime. Darbe, mašinoje, nesvarbu kur. Lygiai taip pat kitą koją sulenkiam per kelį, pabrukam uodegikaulį po savimi ir pritraukiame kulną prie dubens. Ir dar vienas irgi labai lengvai įgyvendinamas pratimas. Uždedam vieną tiesią kojytę ant kėdės, stumiam dubenį atgal ir pagal galimybę prie tiesios kojos lenkiamės kiek galima arčiau. Nesikūprinam, nedarom kupros, nenuleidžiam galvos, pečių link kojos, guldame pilvą ar liemens šoną ant tiesios kojos, pagal savo galimybę tiek, kiek galime. Jau nedaug pasilenkus iš karto pradedame jausti tempimą nugarinėje kojos pusėje
Būtinai kiek galima labiau atlenkiam pėdą į save, kad temptųsi ir blauzda, ir Achilo sausgyslė, žodžiu, kad temptųsi visa kojos nugarinė pusė. Ir pabūname vėlgi laisvai, ramiai pakvėpuojame. Keičiam kojytę. Lygiai taip pat dubu atgal, koja tiesi, pėda užlenkta į save ir pagal galimybės labai sąžiningai, ne per daug, pasilenkiam prie kojos. Jeigu jūsų pasilenkimo kampas yra, neįtin žemai pasilenkiat, nesijaudinkit. Vadovaukite savo kūno pojūčiais. Jeigu tempia nugarinę kojos pusę pakankamai stipriai, vadinasi, tai ir yra jūsų pasilenkimo kampas, kuris tinka jums šiandien, čia ir dabar. Dar vienas toks man smagus pratimas, galbūt sudėtinga jį būtų atlikti merginoms, jeigu jos biure kažkur tai dirba su sijonukais, bet jeigu yra kita situacija, jeigu jūs esate biure su pakankamai patogia apranga šitam pratimui, tai irgi siūlau jį išbandyti. Labai irgi toks geras ir smagus pratimas, pratempti sutrumpėjusius viduriniuosius ir mažuosius sėdmeninius raumenukus. Ir padidinti, pagerinti kūno mobilumą. Uždedam ant keliuko kitą koją ir tiesiog pasilenkiam prie sulenktosios kojos. Jaučiame klubo šone tempimą. Toks mūsų tikslas ir yra. Nesikūprinam tiesią nugarytę. Ir irgi pabūname šitame pasilenkime priklausomai nuo to, kiek turime laiko. Grįžtame į pradinę padėtį, kada kojas yra klubų plotyje ir lygiai taip pat pakeitę koją pasilenkiam prie kitos kojos ir pailsim. Smarkiai tempiantis šonui klubo, atsipalaiduojam, pailsim. Štai tokia buvo trumpa laikė treniruotė, trumpas lengvas prasitempimas. Norėjusi parodyti kėdės kaip sporto inventoriaus galimybės. Norėjusi parodyti keletą lengvų pratimų, kurie leistų kiekvieną dieną jos atlikus jaustis lanksčiau, geriau, patogiau savo sėdimoje darbo vietoje, kur ji bebūtų namie ar biure. Linkiu praktikuoti, kviečiu praktikuoti, būkite sveiki, laimingi, grakštus, grakščios, gražios ir susitinkame kitose transliacijose. Myliu, bučiuoju, iki.